Šitam video matysite, kaip perikūpai mumis bando apgauti. Kaip muštos mašinos pavirsta į nemuštas ir parodžiu kelias užuominas, kaip pamatyti, kad mašina buvo daužta. Ir kaip dėl kelių šimtų eurų kėsinasi jūsų gyvybę. Prieš pradedant video turite būtinai žinoti, kad ne kiekvienas modelis yra toks pats ir kiekviena mašina turi savo niuansų. Bet vis tiek čia yra labai daug naudingos informacijos, kurią galėsite panaudoti. Tad like, subscribe, važiuojam. Pirmas dalykas, į ką atkreipėm dėmesį, tai į priekinius žibintus. Jeigu pažiūrite priekinius žibintus, mato, čia yra parašyta data. Jie pagaminti 2009 metais. Šita mašina yra 2010 metų, tai jeigu šitas žibintas yra 2009, tai viskas atitinka. Bet jeigu, pavyzdžiui, būtų mašina 2010, bet žibintai 2012, nesueina. Nes jeigu mašina pagaminta 2010, kaip gali žibintas išeiti 2 metai po. Kita smulki detalė, kurią reikėtų atkreipti dėmesį, tai į varžtus. Ir kodėl mes į varžtus norim atkreipti dėmesį? Dėl to, nes pažiūrėt, ar jie buvo sukioti. Varžtų yra daug, tai per visus dabar neįsiu, bet, pavyzdžiui, išsirinkim šitą vieną. Va, atrodo viskas labai gražiai, nei iš čia buvo sukiotas, nei jis ką. Bet, pavyzdžiui, tada jeigu perinam prie šitos pusės, biškį gal mes pasakinėjom ir matot, šiek tiek dažai atsilupa. Ir reiškia, buvo prie jo lysta. Šiaip prie tų varžtų niekas nelystų, tai čia vienas iš tų dalykų, kaip galėtumėt pasižiūrėti, ar kažkas buvo padaryta jam, ar nebuvo. Pasižiūrėjus į šitą stiklą, mato, čia yra sudėtas originalas. Nu va, su BMW ženkliuku šitas yra originalus stiklas. Bet dabar parodysiu jums pavyzdį iš Volkswageno, kur būna, pavyzdžiui, originalus sudėtas stiklas ir kaip atrodo neoriginalus sudėtas. Dabar matot šitoj nuotraukai, matot Volkswagen ženkliuką. Ir tai reiškia, kad tai buvo originalus priekinis stiklas. O dabar žiūrint į šitą nuotrauką, matote, brandas yra visiškai kitoks. Čia yra kinietiškas, jis yra ženkliai pigesnis. Kai būna avarija, jeigu šauna panelės ir begas, tai dažnai ir stiklas sudūžta. Tai pasižiūrėkite, ar sudėtas originalus ar ne. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į lankstus. Lankstai yra va šičia ir lankstai turi būti tokios pačios spalvos kaip ir vidinė kapoto dalis. Tai būna avarija, sulūžta lankstas ir kas tada nutinka, nuperka kitos spalvos. Tai pavyzdžiui, lankstas tada būna juodos spalvos, o čia yra pilka. Ir taip negali būti, turi būti vienos spalvos. Dabar pakalbėsim apie veidrodžio metodą ir ką aš tai turiu omeny. Tarkim, buvo avarija ir kažkoks defektas gražiai nesusitvarko. Tai, pavyzdžiui, paimkim šitą kaip pavyzdį. Va, mes čia uždėjom hermetiko, kad viskas dabar gražiai atrodytų. Bet, kad neišsiskirtų iš kitos pusės, lygiai tą patį padarai ir kitoj pusėje. Kad, va, ateina žmogus apžiūrėti mašiną pirkti ir pasižiūri vienoj pusėje taip ir kitoj pusėje lygiai tas pats. Ir tada atrodo, kad taip ir turėtų būti. Dabar perinam prie salono ir parodysiu dvi skirtingas panelės. Viena, kuri buvo per naują trūkta, nes buvo šove airbagai, ir kuri buvo viena padaryta iš fabriko. Gerai, dabar pasižiūrim pirmą, kur buvo padaryta fabrike. Tai va, pasižiūrim, pasižiūrėkite tekstūrą, matot, yra labai tokia dažna. Va, tokie taškiukais, tokiais, bum, bum, bum. Ir dabar pasižiūrėkit, svarbiausia, atkreipkite dėmesį, tai gaubta, va, kur spidometras čia yra. Tai va, pasižiūrėkit čia raštą, va šitoj būtent daly. Ir jinai yra šiek tiek retesnė, nu, bet vis tiek taškiukai yra dar labai dažni. Ir šitą būtinai atsiminkit, nes šita yra padaryta iš fabriko, tai šita buvo nešovus. Ir dabar perinam prie trūktos panelės. O kodėl jinai buvo trūkta? Nes panelės ir begas buvo šovęs. Tai dabar, atsimenat, kai buvau minėjęs apie šitą gaubtą, apie tą spidometrą, tai, bet va šičia, kai ją va šitaip traukia, mato tokia ilgesnė distancija. Yra ją sunkiau čia paimti, kai ją čia traukia, tai va šita tekstūra išsilygina. Jinai įsilygina ir raštas pasidaro retesnis. Ir tada taip galit pamatyti, kad panelė buvo per naują trūkta. Antras būdas, kaip patikrinti, ar panelė buvo per naują susiūta, tai va, kur yra aplink airbagą, va, matot, yra visur minkšta čia. Nu, nes čia nebuvo susiūta, yra čia originalas. Visa va panelė minkšta. Ir dabar pasižiūrėkite panelę, kur būna šovus ir čia per naują airbagas, kur būna sudėtas. Tai va, visur būna aplinkui minkšta pakankamai. Ir va, perinat, kur va airbagas, čia yra labai kieta. Ir va, garsas net būna labai standus. Va, skirtingi kokie garsai yra. Va šičia apačioj. Čia nėra airbagas ir čia nebuvo sudėtas per nuo. Ir va čia, kur yra sudėtas.
Taip pat kai kurie perikupai galvoja, kad nereikia ir airbagų. Pavyzdžiui, panelės airbagų, kojų airbagų. Kai kurie perikupai nesudeda, nes kam čia reikia? Jeigu bus įvykis, kad ir buvo prieš tai susiūtas airbagas, taigi jis gali ir nešaut. Taip, gali nešaut, bet jeigu nėra airbago, tai tikrai nešaus. Čia kokią logiką mes remiamės? Čia ką, jūs geriau miegosit, apgausit žmonės, sutaupysit 300 eurų, o kad, pavyzdžiui, gal vaikas važiuos prieki, ar žmona kažkieno tais ir avarija atsitinka ir airbagas nešauna. Ir kas tada bus? Gerai, staupė 300 eurų, bravo, gal paplot jums reikia čia, wow, šaunuoliai, staupėt kelius šimtus eurų, dabar galėsit nuvažiuoti Palangą dar papildomą dieną pabūt. Nahui, iš kur tokių žmonių yra? Taip pat atkreipkite dėmesį į panelę ir į durų apdailą. Čia dažniausiai būna tokie patys raštai. Jeigu čia yra toks raštas, va, pavyzdžiui, labai toks dažnas taškiukai, tai ir čia bus lygiai tas pats. Kodėl būna kartais, kad skiriasi? Nes aptraukia, pavyzdžiui, panelė, jeigu aptraukinėja, naudoja kokias pikesnės medžiagas ir nebūna lygiai tokia pati, kaip turėtų būti. Ir tada būna, kad skiriasi. Tai būtinai atkreipkite dėmesį. Pasižiūrėkit, va, panelė ir durų apdaila. Matot, yra skirtingos dvi tekstūros. Skiriasi. Ir čia, ir čia. Kitas būdas dar pamatyti, ar panelė buvo šovus. Tai va šitinė vidinė apdaila, kur yra. Čia iš vidaus dujos apdegina. Kai šauna čia panelė, dujos apdegina va šitą vidinę apdailą. Va, maždaug per vidurį. Iš šono, jeigu pamatytumėt ir matytųsi, bet jūs galite tiesiog per ją pereiti pirštų ir pajausti. Toks šiurkštumas yra. Va, čia kokių 5 cm dalis ir jinai yra va šiurkšti. Visur minkšta ir va perini per tą vietą, kur nudeginta, yra šiurkštu. Dabar pakalbėsim, kaip atskirti, ar buvo lūb airbagai šovę. Tai dabar vienas iš tų dalykų, jeigu va pasižiūrėjus aplinkui čia, matot, yra viskas labai gražiai, nėra jokių nuospaudų, neatrodo, kad buvo kažkas čia nuiminėta. Bet jeigu turit labai gerą akį, reikia skruopiai pažiūrėti, va šitose vietose galit, pavyzdžiui, pamatyti, pavyzdžiui, jeigu kažkas vis tiek nuiminėja su atsuktuvu, užkiša ten ir palieka savo žymės. Nu, daugiau niekas, daugiau čia nelystų. Tai va, dabar, pavyzdžiui, parojus jums, tenksiuos kažką čia, tarkim, nuimti ir va, uždėsiu va visokių tokių atžymų. Ir va, pasižiūrėjusi tas atžymas, pamatytumėt, kad buvo kažkas jau lysta. Dabar jums parodysiu, ar buvo šovęs vairo airbagas. Tai va, matot vairas. Ir jeigu šauna airbagas, tai va, čia būna šonuose skylutės tokios pasidaro. O va šitoj nuotraukai matot, nėra šovas, nes skylutė yra uždengta. Taip pat apsižiūrėkite dar ir aplinkui vam būna, matot, tokių įtrūkimų. Šiaip jeigu būna originalus, nebus jokių trūkimų, viskas bus gražiai. Tai arba, pavyzdžiui, per siūtą dėl to, nes kad nori nuslėpti, kad, pavyzdžiui, ar buvo labai nutrintas vairas, arba per siūną dėl to, nes airbagas buvo šovęs. Kai perkate mašiną su tuščia ataskaita, būkite itin atsargus, nes perikupai būtent tokies ir perka. Kodėl perikupams tokios mašinos patinka, manau savaime aišku. Jie nuperka mašiną su tuščia ataskaita, kad jeigu žmogus norintis čia pirkti Lietuvoje, pamato, kad va, ir maža rida, ir nėra jokių mušimų. O kaip iš tikrųjų būna, nusiperka daužtą mašiną, jie parsiveža į Lietuvą, sutvarko, dar gali ir ridą atsukti ir pardavinėja. Bet žmogus to nepamatys, jis tik pamatys tuščią ataskaitą, o mašina iš tikrųjų buvo daužta. Nėra problema, kad mašina buvo daužta ir jinai buvo sutvarkyta. Čia yra normalu, mes gyvenam Lietuvoje, nėra pas mumis turčiai visi, kad galėtų iš salonų pirkti mašinas. Tai viskas yra normalu. Bet nėra normalu, kai tu nesudedi airbagų ar ten bandai kažką nuslėpti. Ir aš būtent pabrėžiu, kad perikupai taip daro. Nes yra ir normalių pardavėjų Lietuvoje. Bet tokie kaip perikupai gadina visą reputaciją. Ne tik Lietuvoje, bet ir Europai, kur veža į Vokietijas, atveža visokias mašinas blogai pataisytas ir paskui duoda visą blogą reputaciją lietuviam. Taigi, kokios mano rekomendacijos? Prieš perkant išsirinkite vieną modelį ir būtent apžiūrėkite to modelio kokias kelias mašinas. Kodėl taip darant? Nes, kaip ir buvau prieš tai minėjęs, dėl veidrodžio metodo. Jūs tada pamatysite, kur yra originaliai viskas padaryta, o kur buvo jau pridėta ranka.